Toliau dar šiandieną man labai norisi pakalbėti apie būtent tikimybių ir galimybių lauką. Tai kadangi, kaip aš sakau, dabar labiausiai kas išsijaučia mano sąmonės lauke, tai kadangi aš perduodu jum informaciją jum iš savo sąmonės lauko, kurį išplečiu taip pat jum, jūs galite patirti ir paimti tuos taškus mano sąmonėje, pavyzdžiui, ką aš išplečiu. Tai jeigu dabar, sakau, šiandieną išsiplėtė 13D ir išsiplėtė į plotį ir gylį, jeigu aktyviname savyje ir suvokiame, kaip galime veikti materijoje, nes atskirtumo būti negali. Mes veikiam vientisume. Mes negalime būti tik subtilioj erdvėj arba tik žemiškam lygmenį. Viskas veikia vientisume. Iš tikimybių lauko pritraukia tiek kvantinė, tiek kosminė sąmonė. Iš tikimybių lauko. Šiuo metu reiškiasi, traukiame iš galimybių, reiškiasi iš tikimybių lauko traukia kvantinė arba kosminė sąmonė, iš galimybių lauko traukia žmogus. Toliau. Kūrėjas įlieja į tikimybių lauką naujų impulsų, tada, kai žmogus išnaudoja iš galimybių lauko savo pritrauktas dalelytes ir išskleidžia kasdienybėje. Tada vėl vyksta judėjimo procesas į gylį ir plotį. Tai dabar aš, aišku, jums pasidalinu, kas man užsirašė. Jeigu dabar tai paprastai, reiškia į tikimybių lauką ne tik tai kūrėjas įleidžia impulsus, į tikimybių lauką gali įleisti ir absoliutas impulsus, ir užvisatinės sąmonės, ar ne, ir jeigu jau pradedam nuo tos 13 veikti ir pavyzdžiui, ar ne, kaip matom, kad kūrėjas mums kūrė bendrą kūrybą su kitų visatų kūrėjais, gali ir tų kitų visatų kūrėjai kurti. Prisimenat, per meditaciją kažkada tai būtent ir ėjo apie tą 12 mokytojų, kurie išsiskleis. Tai skleidžiasi visuose, kaip pasakyti, lygmenyse žemiškoje erdvėje. Tai reiškia daug grupių žmonių, kurie suvokia, kurie save išskleidžia kaip žemiškų lygmenių, galima sakyti, mokytojo poziciją, bet tai jeigu ne žemiškų lygmenių, tai nėra mokytojo pozicija, tai yra to meto vedlio tarnystė, kurią turi atlikti. Tai atlieka ir žemiškas žmogus, o jau kas vyksta iš subtilios erdvės, vedlys tas, kuris veda tam momente žmogų. Yra, aišku, kartais būna ilgai, kartais vienas vedlys gali žmogų vesti 2 gyvenimus, o kartais per gyvenimą gali pasikeisti daugiau vedlių. Viskas priklauso nuo žmogaus sąmonės evoliucijos, kiek žmogus geba savo materijoje išskleisti savo begalybę. Iš savo begalybės, kiek jisai gali paimti iš tikimybių lauko ir kiek gali pritraukti, reiškiasi, kiek žmogaus kvantinė sąmonė ir kosminė sąmonė iš tikimybių lauko gali pritraukti į galimybių lauką ir iš galimybių lauko, kiek geba žmogaus individualybė pritraukti į žemišką sąmonę. Tai nėra, kad mes ir taip tai veikiame, bet veikiame kitokiose lygmenyse. Dabar yra visai kitas dažnis ir kitam lygmenyje veikiam. Ar ne, jeigu pavyzdžiui kažko mes nesuprantame, vis tiek mes veikiame. Mes veikiame iš tų tam tikrų dažnių, kurie kūrė mūsų gyvenimą. Mes to norime, mes to nenorime, mes suprantame ar nesuprantame. Tik tai jisai žemiškasis mūsų aspektas, jisai dažnai mumis, kaip pasakyti, po tos labirintus vedžioja, o vis tiek esmė tai aukštesnieji lygmenys vis tiek įneša tai, ką turi įnešti į žemišką mūsų, reiškia, tikrovę, suvokimą. Ir jeigu žmogaus žemiškoji esatis nesupranta, tada žmogų biškį, kaip pasakau, padaužo. Reikia per vieną pusę, per kitą pusę padaužo. Ir tai yra irgi natūralu, tai natūrali būsena, kurią žmogus pereidinėja.